Nu ką, laba diena, šiandien 4 mūsų stovyklos diena, kaip jaučiamės? Skauda viską, šiandien karšta labai, kažkaip išgyvensim. Kažkaip išgyvensim, ne? Nu va, jau yra 3:30, o mes tik dabar važiuosim pasiimti maikutės ir pradėsim mūsų dieną. Iš tikrųjų yra šiandien karščiausia savaitės diena, kiek mačiau. Turėsim aplankyti porą spotų. Savijauta tikrai šiandien jau nemeluosiu, yra viena turbūt prasčiausių. Aš taip įvardinčiau, kaip tu galvoji? Jo, šiandien sunku. Šiandien sunku. Kaip ir minėjau, turim nenukabinti treniruočių, išnaudoti šią progą, nes tikrai tų tokių sessionų labai retai pasitaiko, kad taip visą savaitę non-stop training. Tai noris išnaudoti, mano rankos dar irgi labai sužalotas. Sėdėsiu pleistrus, po vakar irgi skauda. Šiandien, kaip ir minėjau, aplankysim porą spotų, vakare prie jūros. Pradžiai varysim ant garažo, aplankysim Legendary spotą, tokią ekskursiją mini padarysim. Manau, smagiai vis tiek aktyviai praleisim laiką, klausosim energiją rytojui. Tai vat, palinkėkit geros mums dienos. Na štai, pasiėmėm maikutės, parkūros studijos. Tai vat, labai gražiai atrodo maikutės, tai jeigu norėsit užsakyti, viską paliekam aprašymą. O tai ką, mes persirengėm, ne? Ką, pasiruošęs? Ir 3, 2, 1. O! Opa! Na štai, taip atrodo naujas maikutės. Labai gražiai atrodo, tarsi, wow, žiauri shiny. Tai vat, maikutės galėsit įsigyti, tikrai viską paliekam aprašymę. Tai ką, dabar atvarėm į spotą, varysim prie garažų, pasiėmėm čiužinius, reikės įrangą susiruošti ir pradėsim dieną, o paskui varysim po to ten. Ant kamino varysim. Ant viršaus, ne? Jo, lipsim ant kamino paskui. Varysim paskui prie tilto, kur dariau double layoutą, noriu parodyti nuoju. Tai ką, viskas, ruošiamės. Na štai viso filmavimo struggle, visą laiką reikia įrangą pasiruošti. Žiauri daug tampimasi, nešiojimo visokio, bet, kaip sakant, nori kažką padaryti, visą laiką tenka įdėti daug pastangų. Tai tą ir darom. Stabilizatorius yra, nešimės čiužinius į spotą, nes su čiužiniais tarsi šiandien viską darysim, viskas skauda, bet manau gerai nufilmuosim, viskas bus nice. Nes žolynai irgi žiauri kieti, kiek matau čia net neskustyje, tai jeigu nusileisi kokį tarpą, ten gali susižaloti. Na ką, nešam čiužinius. Dabar atvarėme spotą. Belia kokie šabakštynai. Pabandysim užsilipti ant stogo, pažiūrėti, ar iš vis apsimoka. Jaučiu pas tavę miestelį apgeni daugiau, ne? Čia tarsi ne, wow. Ką darom? Nemanau. Jaučiu nelabai, nes čia... Nebent trimeris vežia. Na gerai, gal precision backą. Opa! Hop. O, double jau. Ir ant čiužinių, pavyzdžiui, čia galim nušokti. Aš tai galvoju, gal šok žemėn. Opa. Gerai, šoksiu gal su gaineriu. Bijau, kad kieta bus, bet tiek to. Ready? Ready. Realiai va taip trainint gali. Adrenalinas gal biškis kilo. Jo, biškį prabudino. Tai va taip čiužiniai išnaudojami. Nu tipo gali ir čiužiniai susidėlioti. Ant asfalto visiškai trainint. Ką manai apie naują spotą? Geras biškį kietai gali lendint, bet mes turim čiužinius, kaip sakom. 2 čiužiniai. Aišku. Ne visgi, bet pakankamai, manau. Pakankamai, kad padaryt bent kažką. Opa. Lipam. Nu kaip? Čia čiužinių galėtų daug būti ir tipo žiauriai easy būtų. Nes čia nuo šito net eitų kažką padaryti, pasiemi. Op, susidė čia čiužinių. Let's go! Užbėgsim su wallrunu. Žodžiu, padarysim palm dropą, nes čia realiai daugiau nėra ką daryti. Mano rankas, va. Tai man labai skaudžiai bus. Čia jau nenorėjau labai aukštai, nenorėjau perversti, tai paprastas toks nukritimas buvo. Nieko čia sunkaus nebuvo. Gerai, viskas, rinksimės daiktus, varysim kitą vietą, žiūri, sugadino mums čia planus. Na va, treniruotės pradžia užbaigta. Šiaip su čiužiniais taip kinda cool, bet nėra cool jos nešioti, tarsi. Ant žolyno ten pasidėti čiužinius, bet tas žolynas ten toks, kad net nebandyti geriau. Ant asfalto tarsi saugiau atrodo daryti. O susitraumuoti irgi nenoriu iš karto. Gerai, varom kitą lokaciją. Smagiai mes čia leidžiam laiką, nenuoju. Jau, tikrai čiužinius nešam. Dirbam.
Važiavom į centrą. Centre aplankysim porą spotų, pažiūrėsim, kaip čia seksis, gal daugiau sėkmės turėsim. Persim triukų. Važiavom per visą miestą, pasiėmėm maikės. Nuvažiavom į spotą per visą miestą, ten apžėlė. Ir toks, gaila. Tai dabar jau atsiimt reikia, o vakare varysim prie jūros. Kur minkšta daryti triukus, o pažinu pačio to stogelio net, kai dariau į čiužinius. Tai labai gerai, nes kojas neskauda. Bet jeigu ant žolyno darydavo, ar į vasaros pabaigoje sukietėję tie žolynai, tai žiūri. Nemalonu, gali sustromuoti, užtenka net gerai nusileidus jau skauda kojas. Ir labai not productive gautus, tai dabar treniruojamės, tai stengiamės kuo daugiau minkštumo. Mes jau centre, jej! Jo, labai daug ką padarysim, jau matau, kaip mes čia shine brightinam. Net nežinau, ką iš tikrųjų darysim, nes savijauta atrodo dabar gera, bet kol nereikės pradėti daryti pirmų triukų. Čia man rodos įėjimas link turniko. Čia bus toks spotas skersinis, gal čia kažką padarysim. O gal nieko nepadarysim, iš tikrųjų jau neprižadu. Nes man toks jausmas, kad mes tiesiog atvarysim 2 triukai ir sakysim, ai, nieko nebenorim. Kaip tu galvoji? Užlipsim skersinį, pažiūrės, ar jie būtų. Galėtų būti kokias padangos, nes čia vienintelis spotas, kur apskustam. Pažiūrėsim, kaip čia eisis mums. Tau čia gerai. Viskas skauda. Viskas skauda. Sunku laikytas. Realiai čia fotosesiją galėsim tiesiog pasidaryti. Oi, kaip gera. Atrodo, kojas pavargo. Ant rankų. Realiai tiesiog, jeigu kojas skauda ant rankų pastovi, tada geriau. Paimsim fotiką, pasifotkinsim čia. Labai gerai. Nu, fotosesiją pasidarysim. Nu, dar. Tokia fotosesija mūsų nėra lengva. Šitam spote realiai tiesiog fotosesiją padarysime, čia daugiau nieko ir neis padaryti tokio įspūdingesnio, labai viskas basic turi gautis. Nu ką, viskas, fotosesija baigta, nes tiesiog šitam spote gan sunku kažką nuveikti. Na štai, dar vienas nevykęs spotas. Gavus fotosesijas daug. Dabar į parduotuvę nusipirk kažką atsigerti ir šalia už mūsų yra kitas spotas. Tai nešime čiužinius į tą spotą, ten kažką padarysim ir vakare varysim jau prie jūros pačios. Nu, pasiėmėm atsigerti. Nu, iš sladukas. Opa. Ką čia valgom, opa. Oho, labai daug valgyt nusipirkom. Tai dabar biškį pačilinam. Susidėliosim, ką darysim šiandien ir varysim į spotą. Tempsim vėl čiužinius. Jej! Let's go. Neprisitampi mane. Dar. Taigi viskas gerai. Tai aišku. Atvarė į Klaipėdą, kad kam? Patampi čiužinį. Workoutą pasidaryti, žinai, toks vietoj džimo. Padedi lifti čiužinį. Panešiot. Kam ta salė, kai gali čiužinius nešiot? 4 dienos įspūdžiai. Žodžiu, taip linksmai leidžiam laiką. Jau tiesiog viskas, man jau aš... Let's go! Let's go! Nuotaika labai gera. Jėgų nėra. Jej, čiužiniai. Pavargau. Nebenoriu nieko. Realiai tiesiog nebenoriu jau šiandien nieko daryti, bet reikia. Yra toks dalykas, kad arba šiandien, arba tiesiog vėliau nepadaryti. Nu žodžiu, lengvoji dalis sešino, pati lengviausia dalis. Laukiam per perėją, kol eisim. Nešam čiužinius, ateisim spotą. Kaip jauties? Šauniai. Ypač kai reikia čiužinius tampyti, ne? Per perėją praėjom.
Na va. Čia yra motivacija daryti saltus. Ir daryti saltus be čiužinių, kai minkšta žolė. Jeigu nenori tampyti čiužinių, tai va gerai saltus daryk. Na va, viskas, lokacija pasiekta. Jej! Kaip savijauta? Let's go. O norintiems pamatyti kur kas daugiau behind the scenes video, siūlau prisijungti prie mano Contribui platformą. Čia ne tik daugiau turinio pamatysite, bet galėsite siūlyti idėjas ir taip toliau. Prisijung prie mano Contribui, būk rėmėjas, linkas descriptione. Visas šlapės, tarsi dabar džiaugiuosi, tarsi biškį nervus pasitampėm, pabuvom spote, bet buvo, manau, verta. Tikrai geras video gavos, tik GoPro pradėjo nesanas daryti, tai nepasimatė to ant žolės atempto. Tai va, džiaugiuosi viskas, keičiam spotą. Jei, vėl čiužinius nešim. Let's go. Na va, sessionas pabaigtas, varysim gal prie jūros, bet matau, kad bus bele kiek žmonių prie jūros, nes toks šiltas vakaras. Nu ką, varom prie jūros. Opa, vaibas. Vaibas jau yra beveik 8 vakaro. Tai sessionas užskaitytas, nors pradžiai labai sunku buvo. Bet jūs pasižiūrėkit į šitą vaizdą. Tarsi, kaip gražu. Pasitiksim saulėlydį prie jūros, prie bunkerio. Tikėkimės padarysim dar triukų ir tikėkimės, kad vietos bus darytos triukus, nes žmonių tikrai bus daug, nes saulėlydis, pažiūrėkit, koks gražus. Gal nesimato čia, bet vis tiek. Labai nice, šiltas orelis. Ką tu galvoji? Skauda kojas, bet reikia namušt šiandien sessioną. Šiandien realiai viskas prieš paskutinę dieną, rytoj sunkiausia diena, nors šiandien irgi ne ką lengvesnė. Prisitampim čiužinių. Dabar pailsėsim prie jūrų. Saltų padarysim. Bent tampyt nereikia, žinai. Nu ja, atvirkštinis variantas. Tvariam į spotą, į lokaciją. Pirmą kartą nujaučiu. Jau, pirmą kartą. Reiškia, visas sessionas ir vyks čia. Bele kiek žmonių. Spotas. Biški žemai, nes... Vieną pasibandymą. Easy. Aš galvoju, pasimsim GoPro, padėsim ir su kamera iškart filmuosim. Noika dabar padarys ką nors dar. Padarysim su kamera double-backą. Nenoriu be reikalo daryti. Matau, kad galiu padaryti iškart ant kojų, padarysim iškart ant kojų. Padarysim double-backą, labai gražus saulėlydis. Nu, verta bus. Let's go šiandien. Į jūrą. Vieną double-backą pabandžiau, labai skaudžiai. Iš tikrųjų nusileidau kaip ant asfalto. Tai dar vieną bandysim su geresnė grupiuotė, nes grupiuotę irgi paėmiau ne už kelieno, paėmiau visiškai šitoje vietoje. Bet čia pirmas toks prispratinimui, tai sekantį bandysim jau padaryti ant kojų. Na ką, double-backas lendas, labai gerai, labai džiaugiuosi. Ir kaip tik žiūrim video, tai noriu pažiūrėti, ar gerai nufilmavo ar ne, nes saulėlydis tai bele koks gražus. Nice, good. Double-backas padarytas, dabar galvoju. Kas čia yra, Noika, papasakok. Žinau, pavargęs labai. Nieko nedarysi? Gal kažką. Noika, filmuojam, štai dabar gerai. Aš kameramenas. Kameramenas. Šiandien, jo. O rytoj? Matysim. Rytoj paskutinę dieną, kai mes einam, tai turi padaryti. Jau reiks. Žodžiu, nu gerai, šiandien atleistina, bet rytoj jau kažkaip noris, kad vaibą palaikyti. Padariau, kad padaryti, bet jau pavargau, iš tikrųjų, jau šiandien visą dieną trainam. Iš tikrųjų labai gerai, šiandien daug ką padariau, džiaugiuosi. Tikrai nėra ko nusiminti, manau geras sessionas buvo overall. Tai va, pasidžiaugim. 4 diena done, atlaikėm. Jaučiuosi sulaužytas. Rytoj aš jausiuosi sunkiai, bet rytoj vis tiek paskutinę dieną turim pavaryti, o šeštadienį mūsų laukia būrelių mugė, tai todėl mes jau užsakom iki rytojus, nors rytoj bus penktadienis. Iš tikrųjų, teoriškai 2 dienas dar būsim, darysim saltus, bet kas liečia kempą, tai jau šiandien yra prieš paskutinę dieną, kur darom tokius heavy
triukus, tikrai šiandien ir gerai pavarėm ir Noika tikrai gerai pafilmavo. Gal šiandien sunkiau jam apskritai daryti saltus, bet kas be ko buvo labai gera diena. Tai vat, didelis ačiū, kad žiūrėjot, spauskit like ant šito video, prenumeruokit, jeigu nori prisidėti prie kanalo, tai Contribui, palieku viską aprašyme. Tai ką, su jumis buvo OSHD ir Noika, taigi davai. O norintiems pamatyti kur kas daugiau behind the scenes video, siūlau prisijungti prie mano Contribui platformą. Čia ne tik daugiau turinio pamatysite, bet galėsite siūlyti idėjas ir taip toliau. Prisijung prie mano Contribui, būk rėmėjas, linkas descriptione.